Sveiki visi, jungiamės. Ar matot? Ir matom, ir girdim, viskas gerai. Puiku, puiku. Tai dar kartą sveiki visi, esu Greta Kovzonienė, dirbu įmonėje Uretek ir šiandien jums pristatysiu mūsų turimą technologiją, tai yra grunto stiprinimo darbai po konstrukcijomis, kurios būna pasėdusios. Jeigu pamatot kažkokius įtrukimus, tai būtent mūsų įmonė gali atlikti stiprinimą giliau po konstrukcijomis grunte, šitaip sustiprinant gruntą ir padarant jom, pavadinkim, stiprų, stabilų pagrindą. Pati įmonė, nors ir turi šitą inovatyvų sprendimą, būtent biopolimerinės dervas, kurios dirba su gruntu, tai nėra nauja įmonė, nes mes dirbam jau Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje jau 8 metus, truputį daugiau, o pačiai įmonė jinai yra sukurta Suomijoje jau prieš 50 metų. Tai jau šitiek laiko gyvuoja mūsų turima technologija. Ką tik pamatėte ekrane laikrodėlį sutiksėjusi, kuris susimbolizavo mūsų medžiagos veikimo principą. Tai mes standartiškai imam, kad mūsų medžiaga pradeda veikti, patekusi į gruntą nuo savo komponentų poveikio, jau pradeda veikti per 7 sekundės. Tai yra turima tokia, pavadinkim, žaibiška reakcija būtent tų komponentų. Ir šiuo atveju, kad įsivaizduot, apie ką toliau mes čia kalbėsim, norėčiau parodyti, kaip atrodo mūsų medžiaga injekcijos metu. Tai buvo padarytas toks bandymas į erdvę, kad įsivaizduot. Suleidus medžiagą, jinai iš pradžio būna tokia skysto pavidalo, tarsi vanduo, ir per kelias sekundės pradeda staigiai pūstis, plėstis ir kietėti. Dėl to mes ir sakom, kad tai yra 7 sekundės, reakciją galim pagreitinti ir galima palėtinti, priklausomai kokią užduotį užduodam reaktoriui. Tai būtent toks procesas įvyksta po konstrukcijomis. Jeigu mes injektuojam į gruntą, medžiaga elgiasi taip pat. Medžiaga, kol jinai būna skysto pavidalo, jinai keliauja į tarpus, stengdamasi juos visus užpildyti. Juose pradeda pūstis, plėstis, kietėti ir šitai padaro stabilų pagrindą po konstrukcijomis. Tai, kaip minėjau, jeigu atsiranda kažkokie pastatuose įskilimai, ne visada, aišku, jie būna susiję su pastato sėdimu konstrukcijų, kartais ir išoriniai poveikiai būna, bet kurie jau pradeda agresyviai trūkiai didėti ir nueina gilyn iki pat pamatų, tai labai dažnai tas atvejis tikėtinas, kad būtent konstrukcijos praranda jau savo šitą stabilumą. Tai tokia medžiaga mes užpildom pagrindą, kad vėl įsivaizduot. Įsivaizduokit, kad ta horizontali linija po užrašais etapas tai yra grunto lygis, ar ne? Galbūt ant kurio stovi pats kažkokia konstrukcija. Ir injektuojant medžiagą į tam tikrą lygį, tarkim, kai žinom, kur yra pamatai, injektuojant medžiagą, jinai tam tikroj vietoj, būtent injekcijos taške, pradeda pūstis, plėstis, staigiai išdidėja, pradeda kietėti ir kai nebeturi kur keliauti į apačią ir į šonus, jinai aplink save labai stipriai sutankina gruntą. Ir reikia įsivaizduoti, kad jeigu konstrukcija prieš tai buvo nestabili dėl to, kad buvo grunte kažkokių judesių ir atsilaisvinimų, tai šiuo atveju pagrindas po konstrukcijomis yra stipriai sutankinamas. Kaip pavyzdys, atliktas projektas Senamiestyje. Tai dažnai senamiestyje ar paveldo pastatuose istoriniuose aplink juos vyko labai daug statybų, kas įtakojo konstrukcijų kažkokius judesius. Tai būtent faktoriai, kurie gali įtakoti būtent kažkokius judesius konstrukcijų, tai pasakyčiau, pagrindiniai gali būti vanduo ir statyba. Kas liečia toliau, gruntas, vibracijos, tai dažniausiai jau būna kažkokie kompleksiški. Šiuo atveju turėjom pastatą, kuriam jau 150 metų kažkur buvo, jis ten aišku buvo rekonstruotas, jau atrodo kitaip negu kad buvęs seniau, tačiau gruntinio vandens lygis buvo gan aukštas. Netoli esanti statyba nusprendė pasidaryti parkingus ir apie metus laiko drenavo vandenį, kuris rinkosi į statybvietę. Būtent po šito vandens surinkimo pradėjo konstrukcijoje atsiradinėti įtrūkimai
iki kol galiausiai, net sakė klientas, vizualiai akise matėsi, kaip didėja pats trūkis. Tai faktas, kad nudrenavo vandenį, atsirado grunte tuštumos, ko pasiekoja konstrukcija prarado stabilumą. Ir nebeturėdama stabilus pagrindo, jinai ieškojo kelio, kur grimsti žemyn. Tai technologiją naudojant, tai yra labai didelė apsauga pastato konstrukcijom, užkirsti kelią ateities kažkokiem būtent agresyviem sėdimam, konstrukcijų, kažkokiem jau tokiem stipriem susėdimam, kurie jau įtakotų galbūt šalia esančius pastatus arba netgi pačią konstrukcijų būklę, nes dažniausiai, kas liečia senesnius pastatus, jos norisi išsaugot tokiam būviui, kokiame jie yra, nepakeičiant labai vizualinio, kaip sakant, vaizdo. Grįžtant apie technologiją, vėl grįžtam į tą patį pradinį video, tai pati technologija yra paremta labai staigia reakcija, kai medžiaga pradeda pūstis, plėstis, standartiškai 7 sekundės, gali būti 3, gali būti 10. Plėtimos jėga medžiagai skaitoma nuo 5 iki 40 kartų. Ne procentų, bet kartų. Tai todėl užpildoma labai ir didelės ertmės ir labai stipriai sutankinamas gruntas tam tikroj vietoj. Tai būna matomas netgi konstrukcijos vertikalus pokytis, kas reiškia, kad būna jinai pakeliama. Pati pradėjus darbą šioje įmonėje gavau galimybę stebėti, kaip Talino senamiestyje buvo injektuojama medžiaga po pastatu, kurio sienos storis ten metras, standartiškai senesnieji pastatai. Ir injektuojant po pamatus 3 aukštų namas kilo kaip plunksnelė. Aišku, pakilo ten 5-7 mm, bet vizualiai tu akimis matei, kad vyksta tas pokytis. Kontrolė šitos medžiagos yra reguliuojama intervalais, kadangi injekcijos vyksta intervalais. Truputį, pavadinkim, suinjektuoji medžiagos, tada atleidi ir lauki, žiūri procesą, kuri vieta kyla, ar visas, kaip sakant, visa konstrukcija kyla, ar tik tai dalis. Ilgamžiškumas, tai, kaip jau minėjau, pati įmonė jau yra veikianti 50 metų. Laboratorijai atlikti bandymai, specialiai buvo sendinama medžiaga, tai medžiaga atlaikė ir prieš 100 metų laikotarpį. Tai jau, kaip sakant, išbandyta ir žinoma. Medžiaga yra nelaidi vandeniui, kas yra gerai. Daugelis, tarkim, pastatų, kurie netgi yra pastatytose kažkokiose drėgnose terpėse arba kur yra aukštas gruntinis vanduo, tiesiog tenai yra galimybė dirbti vandenyje ir vanduo neturi jokios įtakos. Ir be abejo, laiko taupimas. Kaip pavyzdžiui, palygint statybinį sprendimo būdą, jeigu turim pastato pamato kampo problemą, tai mums šitas darbas užtrunka kažkur apie valandą laiko. Kai statybinis sprendimo būdas, kai galbūt reikėtų atsikasti, galbūt pabetonuoti, bet žinant senamiestį, kai negalima ten daryti kažkokių didelių invazijų, tai galėtų sukelt labai, kaip sakant, užtruktų galėtų labai daug laiko ir nebūtinai šis sprendimo būdas, kaip sakant, sutvarkytų grunto gilesniuosius sluoksnius. Apie pačią technologiją ir jos privalumus, iš tiesų pirmą punktą parašiau, kad tai yra greitas, švarus ir tylus sprendimas, tačiau savo prezentacijoje architektė Eglė paminėjo, parodė vaizdiškai generatorių, kuris ir prie mūsų autobusiuko yra prikabintas. Tai gal jis ir sukelia garsą, bet darbas, kadangi atliekamas yra labai greitai, tai to garso nebūna per daug. Yra gerai, kad nereikalauja kasimo ir griovimo darbų, kaip dažniausiai statybiniai sprendimo būdai, nes mes specialiais rankiniais grąžtais pasiekėm iki 4 metrų į grunto gylį nuo žemės paviršiaus, o su specialia technika atsivarę būtent iš Suomijos, su ją pasiekėme iki 20 metrų ir dar šiek tiek giliau. Tai problemų pasiekti didelius gylius nėra, nekelia vibracijų, kas aktualu ir aplinkiniam pastatam. Galima naudotis iš karto, tai nereikia kažkokių, kaip visi sako, ten perstumti kažkokias senas ąžuolinės spintas, kažkokias lentynas pašalinti. Tai nieko nereikia daryti, galit būti vietoj, stebėti, žiūrėti, sėdėti, gerti kavą ir
žiūrėti, kaip yra atliekamas darbas ir realiuoju metu matyti rezultatą. Tikslumas yra milimetrais, kadangi visas ir stabilizavimas, ir kėlimas yra stebimas lazeriniais nivelyrais. Tai tuo pačiu metu yra stebima, kiek milimetrų pakilo. Nuo labai greitos medžiagos reakcijos, tai tas vaizdas realiai per kelias minutes arba netgi per pusę minutės jau pamatoma, ar grunto tankinimas jau įvyko gilesniuose sluoksniuose. Ir kas yra aktualu, kad galima atlikti darbus mažose erdvėse. Tiek pačiuose senamiesčiuose turim labai ir žemų erdvių, ir siaurų erdvių, ir gatvelių. Tai kartais tam tikrais atvejais tiesiog didelės statybinės technikos nėra galimybės įvaryti į tokias zonas. Tai mūsų technologija tiesiog laimi pagelbėjant tom konstrukcijom. Kalbant apie sektorius, nors čia dabar kalba eina apie istorinius pastatus ir jų išsaugojimą, tačiau sektoriai yra vis, tai būtų infrastruktūra, ar pastatai gyvenamieji, ar komerciniai, tai nėra svarbu. Mums esmė, kad turim konstrukciją ir gruntą. Daugiau realiai nieko nereikia, nes mūsų medžiaga dirba būtent po konstrukcijomis grunte. Tai visur tą galima atlikti. Įdėti porą vaizdinių pavyzdžių, kad įsivaizduoti, tai tarkim pirmojo atveju nuotrauka viršuje ir video pradžioje šitas yra būtent vaizdas rodoma šito pastato. Tai Estijoje restauruojant seną smuklės pastatą buvo padidintos pastato apkrovos. Ir projektuotojas pamatė, kai jau prasidėjo įtrūkimai pastato fasade, būtent ties vienu kampu itin. Ir nusėdimas buvo pavojingas dėl to, kad tas trūkis gan greitai didėjo ir paskui pradėjo tam tikrose vietose atkasus pamatus buvo atkreiptas dėmesys, kad vienas pastato kampas remiasi į seną miesto ten tokią akmeninę sieną. Ir būtent ta pusė nesėdo, o kita pusė dėl per didelių apkrovų pradėjo sėsti ir atsirado įtrūkimai. Tai konstrukcija patys įtempiai atsirado. Ir patys pamatai buvo padaryti iš tam laikmečiui būdingų konstrukcijų, tai yra akmenys ir jie buvo laisvai sukrauti. Problema, kad sėdimo metu tam tikrose vietose akmenys pradėjo būti išstumiami lauk nuo tam tikrų apkrovų persiskirstimo. Ir buvo sumanyta tokia idėja, kad mūsų technologija, kai medžiaga greitai pučiasi, plečiasi, jinai yra labai stipri ir jinai gali išjudinti konstrukcijas. Siekiant išsaugoti akmeninius pamatus ir konstrukcijos vientisumą, buvo labai mažais kiekiais injektuota medžiagos į pačius akmenis, kad iš pradžių juos surišti kartu ir tada buvo injektuota bendrai po visą konstrukciją, kad duot jai tą stabilumą, kad akmenys jau daugiau nebeslinktų į išorę. Kitas pavyzdys, tai yra irgi Talino centre buvo atliktas, tai dažnai senamiesčiuose turim unikalių statybų, tuo metu buvo akmenys ir apačioj buvo naudota mediena, kuri laikui einant dėl kaip sakant, ir didelių vibracijų ir dėl vandens poveikio, ar tai gruntinių vandens svyravimų, atsirado sėdimas, būtent medinių konstrukcijų ir buvo priimtas sprendimas atlikti stabilizaciją žemiau jų, taip pat apsaugant medį ir nuo tų pačių gruntinių vandenų, lietaus vandenų. Ir su injektuota medžiaga stabilizavo pilnai visą pagrindą po konstrukcijom. Tarkim, tokiu atveju, kaip antrasis matomas yra išorinis, tas grindinys yra trinkelės, tai darbo specifika yra labai paprasta, nuimama 1, 2, 3 trinkelės, yra šiuo atveju rankiniais grąžtais pragręžiama, įdedamas labai plono metalo vamzdelis ir jis yra 12 mm. Uždedamas injekcinis pistoletas, intervalais yra suinjektuojamas, stabilizuojamas gruntas ir paskui nupjaunamas yra vamzdelis arba ištraukiamas, dažniausiai medžiaga jį labai stipriai suklijuoja, tai mes tiesiog jį galim nupjauti. Bet arba ištraukiamas, uždedamos trinkelės atgal ir nebūtų jokios invazijos. Tai ta prasme, tai yra produktas, kuris leidžia prieiti prie beveik visų įmanomų vietų, nepaliekant kažkokių ryškių žymių, kad mes ten buvom. Kitas projektas Ryga, Rygos katedra.
Tai pagal istoriją pirmasis akmuo buvo padėtas 1211 metais ir ką jau architektė minėjo, kad Ryga turi daug problemų su gruntiniais vandenim. Tai šis atvejis buvo toks pat. Rygos katedra yra pastatyta ant didžiulių ąžuolinių polių, viršuje yra akmenys. Ir dėl gretimų statybų šalia ir didelių vibracijų vandens lygis buvo nudrenuotas. Tie mediniai poliai praradę drėgmę, gaudami galimybę išsausėti ir ten po didžiulio lietaus vėl įdrėkti, įgavo savo, pavadinkim, tą tokį gyvenimo ciklą, ar ne, kažkokį tai skaidimąsi. Ir bažnyčios katedros konstrukcijos pradėjo sėsti. Ypatingas pavojus kilo altoriui, nes ten atsirado nemaži trūkimai. Ir dėl baimės atkasinėti aplink pačią bažnyčią ten su eskavatoriais ir galbūt išjudinti ir tuos pačius akmenis, buvo priimtas sprendimas panaudoti mūsų technologiją. Tai principinis darbas buvo injektuoti medžiagą į pat 4 metrų gylį, kylant vis aukštyn ir maksimaliai, pavadinkim, tarsi apvilkti polius mūsų injektuojama medžiaga, kiek maksimaliai eina. Tai todėl visas darbas vyko etapais, kilimais, kad kaip galima daugiau būtų izoliuoti polius nuo grunto galimų pokyčių. Darbai atliekami ir senamiesčiuose visų absoliučiai miestų, neišimtis ir Vilnius. Šalia Baltojo tilto turim kaip ir naujų pastatų kvartalą, kaip ir vadinkime, restauruojamų, atstatomų pastatų kvartalą. Ir tais atvejais, kai norima išsaugoti senasis pastato konstrukcijas, jo nenugriaunant ir išlaikant tą vientisumą konstrukcijos, renkamasi daryti geopolimerų injekcijas. Tarkim, padarius geologiją prieš ir matant, kad tai yra labai ypatingai birus ir tokie, pavadinkime, nestabilūs gruntai, nenorint kažkaip atkasinėti, daryti betonavimu ir kelt kažkokią va tokią invaziją, buvo pasirenkamas taip pat Uretex sprendimas. Tai tiesiog visas pastatas, šis pastatas, kuriame mes atlikome darbą, jisai buvo pilnai paliktas, tik buvo iškeltas dar vienas aukštas, tai dėl apkrovų reikėjo sustiprinti gruntą ir sustiprinus gruntą buvo pasiekti pagal grunto parametrus dvigubai ir trigubai didesni, kaip sakant, grunto stiprumas buvo iškeltas. Vaizdinė medžiaga, kad labiau įsivaizduoti, apie ką aš čia kalbu, tai jeigu turim kažkokį problematinį pastatą, kartais tai vyksta netgi preventyviai, kai žmonės paskambina ir sako, kaimynas kažką daro, noriu apsaugoti savo pastatą. Ir įvyksta grunto stiprinimo darbai jau iš mūsų pusės. Tai turim problematinį, tarkim, ar kampą, ar fasadą, išsiaiškiname, kokios yra grunto sąlygos, kas gali įtakoti konstrukcijų būklės pokytį, jeigu toksai yra, ir į atitinkamus gylius injektuojam savo medžiagą. Kartais tai būna viena pastato dalis, kartais būna visas pastatas, kartais tai yra grindų konstrukcija. Ir šitokiu būdu, netliekant kažkokių didelių, arba, pavyzdžiui, iš viso netliekant kažkokių konstrukcijos pokyčių, tik sustiprinant gruntą, sustiprinant pastato, pavadinkim, pamato pagrindą, jau galima išvengti didelių ateities problemų. Kalbant apie pačią vėl technologijos pusę, tai jinai yra labai plati ir sezoniškumo mes visiškai neturim, kadangi darbas yra atliekamas iki lauke yra minus 20 laipsniai Celsijaus. Injektavimo metu tai yra naudojama 2 komponentų medžiaga, tai yra derva ir kietiklis. Iš viso Uretex turi per 27 skirtingas dervas ir parenkamos jos yra pagal užduotį ir būtent pagal grunto tipą, su kuriuo mes dirbam. Jeigu lygint su kažkokiais betonavimo darbais, tai tarkim mūsų medžiaga susirišus su gruntu atitinka tik tai 10% betono svorį. Tai yra labai lengva konstrukcija. Bandymais buvo nustatyta, kad medžiaga yra nekenksminga aplinkai. Tai laboratorijoje atliko bandymus ir pagal išvadas arba jinai yra visiškai nekenksminga, arba kenksminga tiek, kad jokie indikatoriai neparodo, kad būtų kažkoks poveikis gamtai.
Tai tarkim, nei gruntinis vanduo niekas nenukenčia, nes medžiaga susirišus su gruntu, jinai pavirsta į tokią kietą labai konstrukciją. Medžiagos išsiplėtimas, kaip pradžioje minėjau, kažkur iki 40 kartų, bet priklauso, ar tai yra erdvė, ar tai yra apspausto grunto. Technologija yra neinvazyvi. Jeigu reikia darbo zoną pasiekiam už 70 metrų nuo savo aptarnaujančio autobusiuko, labai prireikus tą galim padaryti ir už 90 metrų, bet tai čia jau yra išskirtiniai atvejai, nes dažniausiai galima privažiuoti prie pat ir kas yra gerai, kad 95% savo savybių medžiaga pasiekia per pirmasias pusę minutės, minutę, kas yra akimirksninis, pavadinkim, tas poveikis. Tai čia buvau aš, Greta Kovzonienė. Jeigu reikės kontaktų, jau žinosit, kur kreiptis. Ir tikiuosi, kad supažindinau gan aiškiai su mūsų turima technologija. Tai Greta, siūlau nepabėgti, nes turim dar keletą klausimų. Aš čia. Rasa klausė, ar tinka šitas būdas sėkliesiems akmenbetonio pamatams sutvirtinti? Tinka visiems. Turim pastatą, konstrukcijas, gruntą, tai yra mūsų. Tai jūs dar papildykit, Saulius klausė, ar tinka ši medžiaga molingiems gruntams. Tai ar yra skirtumas, kokiame grunte? Iš tiesų taip, skirtumas yra, nes su smėlingais gruntais medžiaga veikia vienaip, nu, tarkim, jinai gali tarsi išsikeroti kažkokią konstrukciją. Tai kartais su kolegom juokaujam, kad gali gautis burbulas, gali gautis kažkokia ameba. Tu nežinai, kas gausi smėlyje, nes nežinai, kur dalelės yra labiau pasiskirščiusios į kurią pusę. Tačiau kas yra susijęs su moliu, visi sako, kad nu, kaip tu per molį praeisi, bet priklausomai nuo paties molio. Galbūt viršutinis sluoksnis yra įdrėkęs, jis yra tasus ir tu per jį nepraeisi. Mūsų darbo zona, jeigu įsivaizduojant, yra pamato, tarkim, pastato konstrukcijos, turim pamato gylį, tarkim, apie metras kažkur. Tai mes einam dar giliau, dar apie gerą metrą, kad stiprint iš pagrindų visą konstrukcijos tą stovėjimo zoną. Ir molyje pati medžiaga, jinai išsiskaido kaip skalūnas. Tada medžiagos molyje išeiga yra mažesnė, faktas, nes smėlyje jinai pasklinda plačiau, bet molyje jinai irgi dirba. Ačiū. Ir dar yra klausimas Kamilės, ar pastato svoris įtakoja produkto efektingumą? Tikrai ne. Tikrai ne. Esam kėlę ir pilnus silosus, ir statulas, ir pačius pastatus, tai tikrai ne. Rasos dar buvo klausimas, kokie produkto kaštai, gal galit kažkokį pavyzdį įvardinti? Labai sunku įvertinti, nes kiekvienas atvejis yra labai individualus, priklauso ir nuo grunto, ir nuo pačių konstrukcijų, tai yra ar namas vieno aukšto, ar kaip sakant, 12 aukštas. Tai yra labai dideli skirtumai vertinami kiekvieną kartą atskirai, bet tarkim, jeigu imtumėm kaip ir senamiesčio pastatą, tarkim, 2 aukštų, grubiai įsivaizduot. Tai yra, kad pastato kampo stabilizavimas yra buvęs, kad tilpom į 1000 eurų, yra buvę, kad netilpom į 7. Tai čia kiekvienas atvejis labai stipriai priklauso, nes reikalingas ir gylis, priklausomai ir pamatai, nes jeigu tai yra akmeniniai, ar ne, akmuo naudotas po apačia, ten kažkokie rieduliai, tai mes iš pradžių turim panaudoti medžiagą, kad surišt konstrukcijai, kad jinai neišsiskirstytų į šonus, nes mūsų darbas yra sustiprinti visumą, o ne išskirstyti. Tai tada viskas priklauso nuo pačios medžiagos išeigos, bet kiekvienu atveju netgi būna skambučiai, paskambina, pasako problemą ir jau galim orientuotis į ką įtų kainą, nes ar yra lietaus surinkimas, nuvedimas, ar yra aukšti gruntiniai ar nėra, ar yra kažkur šalia durpingi sluoksniai ar nėra, šalia upės ar ne. Visą tai sužinojus jau galima kažkokias prielaidas daryti ir netgi preliminarią kainą galima telefonu pasakyti. Supratau mano klausimas, aš irgi apie tai pagalvojau ir Tomas tą klausimą įgarsino komentarų skiltyje. Ar turite duomenų, kaip reaguoja seni pastatų poliai su polimerinėmis dervomis? Ar ta medžiaga nepaspartina medienos irimo? Čia galbūt su Rygos šitų jūsų minimų atveju susiję. Tai ar yra kažkokie atlikti bandymai, kaip gali reaguoti?
Žinokit, aš dabar iš savo pusės, taip kolegos projektas buvo, reikėtų pasitikslint, aš apie tokį bandymą asmeniškai nežinau, bet tikrai reikėtų pasitikslint. Supratau. Ačiū labai už pranešimą ir atsakymus į klausimus. Aš matau dar keletą buvo Rasos klausimas, ar būtų gerai gauti skaidrės, ar jomis bus pasidalinta. Tai webinaro pradžioje minėjau, kad webinaras bus patalpintas internete ir paviešintas. Ir matau dar Renatos klausimą susijusiu su kultūros paveldo departamento vykdomom veiklom. Tai kaip žiūri paveldas į Euritek technologiją, kai jis pilamas į archeologinius sluoksnius. Tai gal čia reikėtų kiekvieną situaciją vertinti labai individualiai, bet jeigu mes kalbam apie kažkokių pamatų sustiprinimus ar pamatų pagrindų sustiprinimus, tai manom, kad tam tikra technologija galėtų būti taikoma ir yra taikoma, kaip girdėjom iš Gretos, ir kultūros paveldo saugomose vietovėse, kuriuose saugoma archeologija. Aš dar, jeigu galėčiau, Gerda, pridėčiau, būtent Rygos katedroje irgi gilesniuose sluoksniuose yra palaikų ir būtent buvo rinktas naudoti mūsų metodą, kadangi medžiaga susirišus su gruntu, jinai jau lieka kaip konstrukcija ir nebuvo norima dėti kažkokių betonų arba leisti skysto grunto, kad būtent nepažeisti tų palaikų ten esančių. Tai tiek. Ačiū už papildymą, ačiū už pranešimą.